Nepritariu teiginiui, kad sloga yra ne liga. Jeigu tai yra pirmasis susirgimo požymis, vaiko nereikėtų vesti į darželį, mokyklą arba užklasinius būrelius. Pirmomis sirgimo dienomis vaikas yra infekcijos šaltinis aplinkiniams ir jis gali užkrėsti kitus vaikus. Taip pat ir bendra vaiko savijauta nėra labai gera, jis negali visavertiškai dalyvauti ugdymo veikloje. Kągi daryti tėveliams? Tokiu atveju reikėtų pasilikti vaikutį namuose, pastebėti dėl kitų atsirandančių simptomų, užtikrinti jam ramybę, pakankamą skysčių vartojimą. Taip pat būtina plauti nosį su jūros vandeniu kokius 3-4 kartus per parą. Jeigu stebite stiprų nosies užgulimą, rekomenduojama naudoti gleivinę sutraukiančius vaistus, tokius kaip Fibrocil arba Olint. Svarbu nepamiršti, negalima viršyti 5-7 dienų kurso vartojant šitus vaistus. Povirusinė sloga gali užtrukti iki kelių savaičių ir jeigu vaiko būklė yra gera, jis sėkmingai gali grįžti į ugdymo procesą. Tačiau noriu priminti, kad užsitęsusi sloga gali būti ne tik povirusinės kilmės ir bet kokiu atveju ji gali trikdyti normalų kvėpavimą pro nosį. Dėl to būtina pasitarti su savo šeimos gydytoju arba pediatru.